Jau sveiki amigos, aš su Henso Haukagiai ir šiandien mes pradėsime tokią nelabai legalią veiklą. Mes pabandysime būti drug dealeriais. Šitame nauja žaidime išėjo pavadinimu Schedule 1, dabar jisai labai išpopuliarėjo, žiūrėsime kas jame yra, bandysim biškį vargių prasukti. Naujame mieste be pinigų, be produktų ir jokių kontaktų. Ir aš žinau tik vieną būdą kaip užsidirbti. Okei, turime prieš istoriją. Čia, kaip suprantu, aš būsiu. Darom tokį, biškį, žinai, ant dragzų biškį prasėjęs vyrukas. Facial. Enzo Walteris. Eyeballs. Nu čia biškį toksai apsirūk. Galbūt biškį toksai. Biškį toksai nelabai stabilus. Aš turiu 0 baksų, tiek korteliai, tiek kešų. Kuišio toks piktas. Galiu. Atsiprašau. Ar jis mane užsivys? Palauk, kad turi telefoną. Nu gerai, bet telefoną turiu. Shit. Ar aš jau kažką prisidirbau? Senukas mano. Aha. Jis turi kažkur man kešą palikęs. Aš pikapint, kad galiu su juo pralėkti. Kas čia? Oh my god. Kažkur turi būti pinigai paslėpti. Dead drop. Beveik 400 baksų. Mums reikia dabar į motelį nueiti. Aš jau kaip suprantu, mes čia kažkur gyvensime. Suksime varkės. 7-5 baksai savaitėj? Ir mano kambarys yra pirmasis. Realiai nėra taip jau ir blogai. Gerai, man reikia pasimti grow tentą, soilą ir vandens keną. Atsiprašau. Ką jinai pasiėmė? Mane paštyrė nori. Aš čia mergina. Bet normalus paėmė, man pradėjo pjausyti. Man reikia paimti grow tentą, paimti soilą ir keną. Šiaip visai įdomiai padaryta sistema, kol kas man visai patinka žaidimas. Gerai, 125 investicija mūsų. Wow, bet čia visi tokie man pavojingi atrodo, kad jie nori tiesiog mane paštyrinti, aš nesuprantu. Baketuką. Čia mes tipo taip sodinsime, prakerpam. Einame pasiskambinti. Nieks, kad nepamatytų. Bet pasimsim dabar 8 sėklas ir kažkoks dead dropas, tai man atrodo, čia reikės kažkur jisai numes, man aš turėsiu jį susirasti. Nu ir galėsim pradėti biškį kešą daryti, ką žinau. Shit, aš negaliu išeiti į lauką. Čia yra nuo 8 iki 5. Policija tave suims, jeigu pamatys tave lauke. Ar aš čia turėčiau bijoti kažko? Dar Kas čia vyksta? Bliama, čia biškį atrodo pavojingai. Policija! Nieko ne... Gerai. Bam. Yra pora dalykų, kuriuos turiu padaryti. Tai nupirkti maišiuką. Plant trimerį kažkokį. Reikia maišiukų, kad padaryti tą. Tik tais aš čia iki 5 ryto aš nežinau, ar čia galiu vaikščioti. Ir aš nežinau, ar dabar iš viso atidarytas tas šopas. Street retas, aš normaliai. Nu, kol kas dar respect. Shit. Matau, mes čia gerai, palauk, uždarome duris čia, kad mūsų niekas... Važiuojame mes iki šopo, turime nusipirkti keletą dalykų ir galėsim, manau, pradėti pamatyti šį vakarą jau nueiti biškį paselinti, biškį pažiūrėsime, kaip viskas čia bus mums. Gerai, man reikia trimerių. Gerai, viską susipirkome, mes jau liekame su 5 baksais, tai būtų labai gerai, kad jisai čia man dabar atsipirktų. Iš vis įdomu, kaip viskas veikia, kokios kainos, ar aš iš vis išgyvensiu, ar manęs neprigaus. Pasistatome šitą galvą čia. Harvestinam. Čiks. Gerai, bandom. Produktas. Packages. Tai dabar turime 8 maišiukus paturėsime. Šiaip visai normaliai iš vieno to sydo. Už tram 5 parduosiu vieną. Man reikia 3 kušų. Chill. Ar būtų per daug rizikinga dienos metu taip jį pabandyti parduoti? Ar reiktų bandyti naktį? Prie motelio mes susitiksime 12. Viskas normaliai. Aišku, dienos metu aš einu, kas greičiausiai neprotingiausias dalykas. 3. Mūsų pirmas dėl... Iš karto rūko normalus tu, ne prie mano namų, alio. Iš vis nesveikas, kas tu yra? Eik iš čia. Eik, fu.
Ir mums reikia eiti padaryti mūsų antrąjį dylą. Kailas, tu Kailas? Noriu pasakyti, kad jisai dirba šitame tako ir jisai išėjo, kad... Normaliai. 3 kušo. Dėkui. Jau beveik 300 baksų pasidarėme vien iš vieno sydo. Aš turiu 2 už... Na gerai, aš galiu parduoti 2 už 7,5. Davai dabar. Ok, Bartyša, atbėgo, laikykis. Gerai, dėkui. Gerai, visų pirma, mums reikia dabar, biškai, man reikia apsiraminti. Aš galbūt šitus pasiliksiu ten. Čiks. Dabar buvo antra diena. 300 kem baksų yra iš earningų. Visai neblogai. Dar kol kas esu žiūrkė. Bet žiūrkė antro lygio. Manau, čia ir pabaigsim. Man šiaip žaidimas labai visai patiko. Duokite žinoti, amigos, kaip jums šitas žaidimas. Jeigu norite daugiau epizodų, tai parašykite komentarus. Tada, manau, mes tiesiog nusipirksime pilnąją versiją, kur bus žymiai daugiau kontento. Ir tada, kaip visada, susitiksime naujose videose.